Treneris, sveikinimai su pergale. Koks pačio komentaras po tokių rungtynių? Tai smagu, kad savaitgalį galim užbaigti ir savaitę su pakiliom nuotaikom ir kad merginos gavo visus pasižaisti ir pailsėti. Ar patenkintas gynyba trečiam kėliny? Iš tikrųjų pats net nustebau, su savim diskutavau, galvoju, ar jos čia pelnė, nepelnė, pasirodo nepelnė taškų, tai žinoma. Eglė Šventnoraitė, tikiuosi, poliso gavo, nėra ten kokių mikrotraumų? Na, tikiuosi ir aš, tai čia labiau mūsų štabo sprendimų tiesiog nežaidė šiandien. Saulė Mikelionytė žaidė daugiausiai, kokių privilegijų šiandien turėjo, kad vienintelė beveik 30 minučių žaidė, visos kitos tolygiai. Na, sakykime, jinai praėjusią sezoną buvo viena mūsų geriausių žaidėjų, šį sezoną kažkaip pats nedaviau jai daug žaisti, tai reikėjo suteikti to pasitikėjimą. Sveikinu su pergalė, bet turbūt labiausiai ne su pergalė, o su grįžimu reikėtų sveikinti. Koks pačia jausmas vėl bėgioti ant parketo? Iš tiesų pačiai pradžiai buvo be galo baisu, labai daug jaudulio, tačiau džiugu, kad treneris man... Mano užuolaidas užlapina. Bet dabar jau gal drąsiau biški, vis tiek jau pripratai prie to vandens. Šiaip tikrai labai ačiū treneriui už pasitikėjimą, ačiū, kad leido pasireikšti šiandien aikšteliai. Ir tikiuosi su laiku bus daugiau ir daugiau pasitikėjimo ir gausiu daugiau žaisti, tai va. Coach, the first half seems like everything was fine, and what happened in the second half? Thank you for the kind words. I wouldn't say it was everything was fine. Neptunus is a different level team, and they played with basically their rotation players, not their best players. And in the second half, they just saw that, hey, we need to show this team what we're capable of, and they proved their level. So I wouldn't say that anything changed for us. We played the same way as we played in the first half. So yeah, I don't think there was much difference in the first or second half.